Sveiki, šios dienos tema – pilnosios kvadratinės lygtys ir jų sprendimas skaidant daugikliais. Trumpai prisiminkime, kas tos kvadratinės lygtys ir kas tos pilnos kvadratinės lygtys. Taigi, kad turėtume kvadratinę lygtį, turime turėti narį x kvadratu. O kad būtų jį pilnoji, tai turim turėti visus tris narius. Tai yra ax kvadratu plus bx plus c lygu 0. Tai va, turim tris narius su x kvadratu, su x ir be x. Tai ir yra pilnoji kvadratinė lygtis. Žinoma, yra sąlyga, kad a būtinai neturi būti lygus 0, kitaip lygtis nebus kvadratinė, nes nebus pirmojo nario. Ir kad ji būtų pilnoji, tai turi koeficientas b nelygus būti 0 ir c taip pat turi nelygus 0 būti. Taigi užrašykim kažkokią kvadratinę lygtį, pavyzdžiui, x kvadratu plus 6x plus 9 yra lygu 0. Taip, ir mes jau bandysim spręsti, skaidydami į daugiklius. Man gal iš karto nesimato, kur čia tie daugikliai galėtų būti, bet aš užrašysiu kitaip. X kvadratu plus 2x kart 3, tarp 2 ir x irgi rašysiu dvejetą. Ir parašysiu plus 3 kvadratu lygu 0. Kas dar ir dabar nemato, ką aš čia parašiau, tai čia galim supaprastinti. 2 kart 3 bus 6 ir dar x, tai bus 6x, o 3 kvadratu yra 9. Taigi, kas vis dar nepamatė, ką čia parašiau, tai prisiminkim greitosios daugybos formulę. A plus b kvadratu yra lygu pirmojo nario kvadratas, pridėti dvigubą sandaugą pirmo ir antro nario ir pridėti antrojo nario kvadratą. Tai va, palyginkime mūsų lygtį su šita užrašytoja. Tai yra čia a kvadratu, čia dviguba sandauga pirmojo nario ir antrojo nario kvadratą. Taigi šitą lygtį galim užrašyti kaip x plus 3 kvadratu yra lygu 0. Arba x plus 3 kart x plus 3. Taigi, kieno kvadratas yra lygus 0? Žinoma, 0 kvadratas yra lygus 0, tai galime įrašyti jau be kvadrato. Ir x plus 3 yra lygu 0 tada, kai x yra lygus minus 3. Tai yra plus 3, perkeliam į kitą lygties pusę, pakeitėm ženklą ir gavom minus 3. Taigi, tai ir yra atsakymas. Atsakymus reiktų užrašinėti. Tai yra atsakymas minus 3. Taip, užrašykim kitą lygtį. X kvadratu minus 8x plus 16 lygu 0. Taigi, pažiūrėkite, gal čia galite kažkaip užrašyti kažkieno kvadratą. Aš parašysiu kitaip truputėlį minus 2x kart 4 plus 4 kvadratu lygu 0. Taip, teisingai pastebėjote, čia yra a minus b kvadratu, o tai yra lygu pirmojo nario kvadratas minus dviguba sandauga pirmojo ir antrojo nario ir plus antrojo nario kvadratą. Taigi šiuo atveju mes turim x minus 4 kvadratu ir tai lygu 0. Taigi,
kokį skaičių reikia pakelti kvadratu, kad gautume 0? Aišku, žinoma, turim pakelti 0. Taigi perrašom be kvadrato, nes ir be kvadrato tai turi būti lygus 0. Ir greitai išsprendžiam, turim, kad x lygu 4. Tai yra -4, keliam į kitą lygties pusę, keičiam ženklą, kai keliam į kitą lygties pusę ir gaunam iš -4 +4. Taigi atsakymas yra 4. Išskaidėm daugikliais. Taip, paimkim kažkiek sudėtingesnį atvejį. Sakykim, turim lygtį tokį x² plus 4x minus 5 lygu 0. Taigi, pabandykime vėl parašyti prieš tai, kaip sprendėme. Tai yra x² plus 2x kart 2 plus 2 kvadratu. Mums taip turi būti. Bet mūsų lygtis tai netokia. Mes gavom plus 2, o čia yra -5. Taigi atimkim 2 kvadratu ir parašykim tai, ką praleidom. Ir atimkim dar 5. Taigi, plus 2 kvadratu minus 2 kvadratu yra lygu 0. Tai mes kaip ir lygties nepakeitėm nieko. Mes tik pridėjom vieną narį ir atėmėm tokį patį narį. Bet dėka šitų veiksmų mes matom, kad va šitoj vietoj yra x plus 2 kvadratu. Ir suskaičiuokim, kas toliau liko. Toliau liko -2 kvadratu, tai yra -4 ir -5 bus -9 lygu 0. Taigi gavom kitokią biškį lygtį negu prieš tai. Dabar jau yra 2 nariai. Ir galim 9 kelti į kitą lygties pusę. Tai yra x plus 2 kvadratu yra lygu -9 keliam į kitą lygties pusę, keičiam ženklą, gaunam 9. Spręskime, ištraukim šaknį iš abiejų pusių. Vienoj pusėje gausim x plus 2, kitoj pusėje gausim šaknis iš 9. Sprendžiant kvadratinės lygtis ir traukiant šaknį, gauname 2 sprendimus su pliusu ir su minusu. Taigi, užrašykim atskirai x plus 2 lygu 3, kai teigiamas šaknis, ir x plus 2 yra lygu -3. Nes tiek -3 keliant kvadratu gausim 9, tiek 3 keliant kvadratu taip pat gausim 9. Priminimas. 3 kvadratu yra lygu 9, -3 apskliaudžiam kvadratu taip pat yra lygu 9. Jeigu mes neapskliausime, o parašysim tiesiog -3 kvadratu, tai minuso mes kvadratu nekeliam. Laipsnio pagrindas yra tik tai skaičius 3. Todėl gauname -9. O antram pavyzdyje laipsnio pagrindas yra -3. Ir kai -3 keliam kvadratu, gaunam 9. Taigi turim dvi lygtis, išspręskime jas. Tai bus x lygu 3, 2 keliam į kitą lygties pusę, keičiam ženklą, gaunam -2 ir suskaičiuojam, gaunam x lygu 1. Ir antrą sprendžiam lygtį. X lygu -3, plus 2 keliam į kitą lygties pusę, keičiam ženklą, gaunam -2. Ir suskaičiuojam, gaunam x lygu -5. Taigi atsakymas yra, užrašykim didėjimo tvarka, tai -5 ir 1. Taip,
Dabar čia, kur aš pažymėjau mėlynai, nusikopijuokim. Aha, nenusikopijavom, dar kartelį. Nusikopijuojam. Ir pabandykim dar ką nors čia pakeisti. Užrašykim va taip. Tai paimam dar kitą spalvą. Aš užrašysiu tai kaip x plus 2 kvadratu minus 3 kvadratu lygu 0. Na, kas pamatė? Ką aš čia padariau? Tai gerai, kas nepamatė, galiu dar truputėlį parašyti. Jeigu aš užrašysiu a kvadratu minus b kvadratu, tai čia vėlgi greitosios daugybos formulė, tai turim a minus b yra padauginta iš a plus b. Tai yra a kvadratu minus b kvadratu aš galiu išskaidyti į daugiklius a minus b kart a plus b. Taigi ir čia kaip tik pas mus va šitą galim pažymėti pirmą narį kaip a, o antrą kaip b. Nu dabar jau tikiu, kad visi pamatė, kas čia kaip čia pasikeitė. Ir todėl mes x plus 2 kvadratu minus 3 kvadratu galim išskaidyti į daugiklius. Tai yra a minus b, tai a pas mus x plus 2 ir minus b, tai minus 3. Padauginam iš a. Pas mus yra x plus 2 ir dabar jau pridedam 3. Ir tai yra viskas lygu 0. Taigi, dviejų dauginamųjų sandauga yra lygi 0. Tai čia yra antras sprendimo būdas šitos lygties, kai gaunam kvadratų skirtumą. Ir kadangi daugiklių sandauga yra lygi 0. Kai pirmas daugiklis yra lygus 0, arba kai antras daugiklis, galima apskaičiuoti dar ten ir supaprastinti šitos daugiklius. Tai 2 minus 3 yra minus 1 ir kitas daugiklis yra x plus 5 lygu 0. Taigi, kaip sakiau, dviejų daugiklių sandauga lygi 0 tada, kai pirmas daugiklis lygus 0 arba antras daugiklis yra lygus 0. Taigi, turim dvi lygtis, jas išspręskime. Sprendžiamus paprastai, minus 1 keliam į kitą pusę, keičiam ženklą, gaunam x lygų 1. Pirmą išspręsta, sprendžiam antrą. Plius 5 keliam į kitą lygties pusę, keičiam ženklą ir gaunam x lygų minus 5. Užrašom atsakymą. Atsakymas, rašau didėjimo tvarka, minus 5 ir 1. Pažiūrime prieš tai buvusį atsakymą ir ten minus 5 ir 1. Taigi, nesvarbu, kuriuo būdu spręsite, gausite teisingą atsakymą. Įspręskime dar vieną lygtį. Sakykime, turim lygtį x kvadratu minus 6x plus 5 lygu 0. Vėl čia pabandykime parašyti kaip kažkokio dvinario kvadratą. Tai čia turim x kvadratą minus 2x. Kad gautume 6, turim padauginti iš 3. Vadinasi, dar turim pridėti 3 kvadratu. Na, jeigu pridėjom 3 kvadratu, čia jau matom, kad čia yra x minus 3 kvadratu. Bet jeigu pridėjom 3 kvadratu, turim ir atimti 3 kvadratu. Ir dar pas mus nepanaudotas liko plus 5, jį parašom va čia. Ir lygu 0. Taigi šitą dalį sudėjom, dabar lieka pridėti antrą dalį. Taip, 3 kvadratu yra 9, minus 9 plus 5 yra minus 4. Lygu 0.
Taigi, sprendžiam pirmuoju būdu, tai x minus 3 kvadratu yra lygu 4, minus 4 keliam į kitą lygties pusę, keičiam ženklą ir gaunam 4. Taigi, traukiam šaknį, x minus 3 yra lygu plius minus šaknis iš 4. Taigi, turim du sprendinius. Sprendžiant kvadratinis lygtis, traukiant šaknį, visada gaunam plius ir minus. Taigi, pirma lygtis yra x minus 3 lygu 2, šaknis iš 4 yra 2, ir kita lygtis x minus 3 yra lygu minus 2. Taip, kiekvieną spręskime. Sprendžiant pirmą, gaunam 2, minus 3 keliam į kitą lygties pusę, keičiam ženklą, gaunam plius 3. Taigi, x lygu 5. Ir antrą sprendžiam. X lygu minus 2, minus 3 keliam į kitą lygties pusę, keičiam ženklą, gaunam plius 3. Suskaičiuojam, gaunam x lygu 1. Taigi, atsakymas yra 1 ir 5. Lygties šaknis užrašiau judėjimo tvarka. 1 ir 5. Ir dabar nusikopijuokim lygtį ir pabandykim spręsti antruoju būdu. Tai paužrašykim trumpai, kad tai yra x minus 3 kvadratu minus 2 kvadratu lygu 0. Taigi vėl turim kvadratų skirtumą ir jį lengvai galim išskaidyti daugiklius. Tai yra pirmo nario ir antro nario skirtumas, o čia kaip tik yra pirmas narys, ir padaugintas yra iš pirmo nario ir antro nario sumos, tai plius 2 ir lygu 0. Supaprastinkim, ką čia galim supaprastinti, tai x minus 5 pirmuosius skliaustuose, o antruosius skliaustuose x minus 1. Ir tai lygu 0. Ir vėlgi, kada dviejų dauginamųjų sandauga lygi 0? Kai kažkuris dauginamasis yra lygus 0. Tai yra arba x minus 5 yra lygu 0, arba x minus 1 yra lygu 0. Taigi pirmą sprendžiam, minus 5 keliam į kitą lygties pusę, keičiam ženklą, gaunam x lygu 5. Einam prie kitos lygties, x lygu minus 1 keliam į kitą lygties pusę, keičiam ženklą, gaunam 1. Taigi atsakymas, vėl užrašau didėjimo tvarka, tai 1 ir 5. Pasižiūrim, koks buvo prieš tai. 1 ir 5 ir taip pat 1 ir 5. Taigi vėlgi, nesvarbu, kokiu būdu spręsim, gausim tą patį atsakymą. Nėra kažkurio vieno teisingo sprendimo. Šiandien tiek. Ačiū.